Lauko baras. Dar neužbaigta jo statyba, bet jau naudojamas pagal paskirtį ir nesvarbu ar saulė, ar lietus, baras dirba. Buvo sakančių, kad taip kreivai išmūryti dar reikia talento. Ant viršaus uždėjau tiesius baslius ir viską aš išlyginau. Tie basliai man reikalingi ne tik dėl grožio ir lyginimo, bet dar ir dėl aukščio. Geriausias aukštis pusbariui yra 90 cm nuo žemės. Tai yra patogu ir stovint, ir sėdint, ir naudojant praustuvę. Stalviršio dydį aš išsirinkau 1,10 m ant 1,70 m ir mano dvi kraštinės išsikiš po 30 cm iš už baro, tam, kad būtų patogu atsisėsti. Ir keliaujam prie stalviršio. Nusprendžiau, kad tai bus betonas. Svarbiausia dalis jam yra pasigaminti karkasą, ant kurio bus išpiltas pats betonas. Tai karkasas buvo gaminamas labai nesudėtingai. Aliuminio profiliukai senukuose man kainavo gal 5 eurus. Kampukus sutvirtinimui susukau iš visokių likučių. Patiestą pagrindą, tai yra juodą plėvelę, ištepiau pigiausių saulėgrąžų aliejumi ir viskas, betono maišymas. Savajam stalviršiui aš sunaudojau 4 maišus po 25 kg, tai reiškia viso 100 kg. Buvo pražiūrėtas toks žodis kaip armavimas, jis nepražiūrėtas, buvo nupirktas tinklelis grindims, pasirodo yra skirtingi tinkleliai, būna tik po tinklelių tokiam stalviršiam. Ir aš dar įdėjau vieną didelį metalinį strypą, tai dabar jau žinau, kad reikėjo įdėti į kiekvieną kraštinę. Ir viską užpylus, taip lygiai, gražiai glostoma. Kas yra dabar labai blogai užpylus betoną, tai kad šviečia saulė. Ir betonas džiūs per greitai. Džiūstant išsiskiria daug vandeniuko. Praėjo 3 valandos, kai buvo išpilta betono forma. Ir dabar aš darysiu nugeležinimą. Kas tai yra? Ogi imame ne geležį, o cementą. Imame setelį ir dabar sijosiu cementą ant betono. Šį darbą aš kartojau 5 kartus. 3 kartus vos išdžiūvus betonui. Ir dar 2 kartus grįžus sekančią dieną. Galiu pasakyti, kad šis darbas buvo mano manimu beprasmis. Man sakė, kad tai išlygins stalviršį ir neleis prasiskverbti drėgmei, bet nei ten išlygino, nei ten ką, nes cementas lipo prie mentelės ir aš padariau dar daugiau duobių, nei jų buvo tik išpylus betoną. Išrinkinėjau karkasą sekančią dieną po išpylimo. Ir galiu pasakyti, kad geriau nei tikėjausi. Namudiniam sąlygom pilti betono stalviršį. Aha, tikrai galima. Japa.